Labadiena, sveikinamės iš VU radio Start FM studijos. Esame Vilniaus universiteto istorijos fakulteto tinklalaidė, ko tyli istorikai. Aš Marius Jamužis, studijoje ir mano bičiulis Antanas Terleckas ir šiandienos pašnekovas daktaras Laurynas Peluritis, mūsų kolega Vilniaus universiteto istorijos fakultete, taip pat ir filosofijos fakultete. Labas, Laurynai. Sveiki. Kadangi įrašinėjom iškart po kovo 11, nors laida ir vėliau pasirodys, tai turime progą pasveikinti Lauryną su nepriklausomybės stipendija. Žinau, kad ir tam tikra garbė ir tam tikras įpareigojimas, kaip buvęs stipendiatas, tai čia darbingi metai nusimato, man atrodo, ar ne? Taip, ačiū labai. Taip, man atrodo, patekau į gerą klubą. Jeigu pasižiūrėt žmonės, kurie yra gavę nepriklausomybės stipendiją, tai, beveik visi yra vėliau nudirbę ir kitų svarbių darbų. O istorijos ir filosofijos fakultetus paminėjau ne veltui, ne tik dėl to, kad Laurynas dirba abiejose, bet ir dėl to, kad iš esmės šiandien ir kalbėsim apie tai, kas yra filosofijos istorija sovietmečiu. Laurynas yra parašęs disertaciją apie filosofijos raidą ir padėtį sovietmečiu. Disertacija vadinasi Ola ir dvi saulės – filosofija sovietų Lietuvoje 1944-86 institucijos asmenybės idėjos. Tai ir pakalbėsime apie padėtį sovietmečių filosofijos. Gal pradėsim nuo to, kokia padėtis buvo prieš okupaciją, kad turėti truputį ir tą pradinį tašką, kaip klostėsi asmenybių likimai, ką reiškia tos disertacijoje esančios dvi saulės ir apskritai, kaip čia tas sovietmetis suderinamas su filosofija ir iš kur radosi tie filosofai. Tai apie viską nuo pradžių, apie turbūt tą pradžią ir norėtųsi paklausti, arba tą iki okupacijos periodą. Kaip tu, Laurynai, apibūdintum filosofijos padėtį tarpukario Lietuvoje? Tarpukario Lietuvoje mes galime sakyti, kad nutinka keli svarbus dalykai. Mes pagaliau vėl turime nuo XIX amžiaus vidurio, kai iš esmės uždaromas Vilniaus universitetas, dar carinės valdžios, ar ne, ir vėliau dar kažkokių ten filosofijos klubų ratelių buvo, ir tai yra Daliaus Viliūno šiek tiek tirta, bet iš esmės tokios profesionalios filosofijos jokia kalba, jos beveik nėra Lietuvoje, vienaip ir kitaip. Ir kas be abejo nutinka jau toje Lietuvoje, kuri yra be Vilniaus, iš pradžių įsteigimi berods 1921 metais aukštieji kursai, ir vėliau jų pagrindų tarsi suformuojamas tai, kas tapo Lietuvos universitetu ir vėliau be abejo iškilmingai pervadinta Vytauto Didžiojo universitetu. Tai su to universiteto steigimu mes turime atsiradimą filosofijos kaip akademinės disciplinos, kurią dėsto, iš esmės, pirmieji Lietuvos filosofijos profesionalai 20-ajam amžiui įgyja studijų ir mokslinio tyrimo pagrindus ir patirtį vakarų universitetuose. Tai be abejo, Fribūro universitetas Šveicarijoje buvo pagrindinė tokia lietuvių kalvė, ypač kas liečia filosofus, teologus ir tos, tokius humanitarus abstrakčiausius. Tai, be abejo, galima būtų paminėti Stasys Šalkauskis, turbūt vienas tokių pirmųjų, bet taip pat įsijungia į tų, dėstančių filosofiją gretas tarpukariu, tokie atvyksta, pavyzdžiui, toks Vasilijus Sezemanas iš Suomijos per Rusiją, per Suomiją, per Vokietiją, žmogus labai sudėtingo likimo ir įdomios istorijos. Atvyksta ir, pavyzdžiui, istorikam, irgi toks labai svarbus žmogus, akademikas ir taip pat mąstytojas Levas Karsavinas, kurį bolševikai buvo 22 metais išsiuntę to taip metaforiškai pavadintų filosofų garvežių, nors nebūtinai ten visus jau su garvežiu plukdė, kuriuos ir traukiniu sugebėdavo išsiųsti į užsienį, bet jis buvo dalis tos Rusijos, sakykime, vėlyvo sidabro amžiaus inteligentijos irgi tokia liekana, kuri buvo išmesta bolševikinio režimo ir po to atrado kelią į Lietuvą. Tai mes matome, kad tarpukariu susiformavo filosofijos studijos Kaune, kaip tokia akademinė disciplina. Ir kitas įdomus dalykas, kuris vyksta, tai
Na be abejo, visa profesūra vienaip ar kitaip studijavusi disertacijas apsigynusi užsienio universitetuose, bet ir ką jie taip pat daro, iš esmės visą jaunąją kartą, kur jau ateina į, sakykime, filosofijos studijas ir dėstymą ir darbą universitete jau 4-ame dešimtmetyje, jie taip pat stengiasi juos siųsti į įvairias stažuotės ir studijas, na, nebūtinai disertacijos rašymui, gal tam kokiam licenciato laipsniui, į Prancūziją, Vokietiją, Belgiją ir kitur. Tai ir tas pats Antanas Maceina ir Juozas Girnius, jie paragavo taip pat studijų irgi vakarų universitetuose. Tai mes galėtume sakyti, kad ta situacija, kurią mes turime tarpukariu, tai yra, kad Lietuvos akademinė filosofija yra pakankamai neblogai įtinklinta į, na, to meto akademinį pasaulį Europos ir, na, orientuojasi be abejo labiausiai į tai, kas vyksta, na, vokietakalbėse ir prancūzakalbėse šalyse. Ir ypač atsižvelgiant į tai, kad, kaip minėjai, 19 amžiaus kontekste tos tradicijos kaip ir nebuvo. Ir iš esmės, na, ją teko suformuoti praktiškai nuo nulio. Ir dabar yra kažkas, ką aš norėjau sakyti. Ir dabar aš prisiminiau tai, ką aš norėjau pasakyti. Tai yra, kad tu čia sudėlioji tą tokį akademinį tinklą, aš gal dar papildyčiau, paakcentuočiau tai, kad apskritai filosofija buvo, na, objektas, subjektas, netgi tam tikrą prasme, kuris visuomenėje funkcionavo, bent jau tarp žmonių, kurie turi bent kažkokią inteligento aspiraciją, kurie rašydavo publicistinius tekstus į tarpukario spaudą. Na, vis tiek buvo suvokimas, kad žmogus turi mažiausiai orientuotis filosofijos istorijoje ir tas filosofijos vartojimas buvo, na, turbūt labiau išėjęs į plačiasias mases, jeigu galima taip išsireikšti. Daug tarpukario tokių inteligentų ar pusinteligenčių savo atsiminimuose ir savo tekstuose apskritai, nors nebuvo kažko labai išsiskirianti žmonės, bet vis dėlto jie, na, stengiasi sekti tas filosofijos tendencijas, tiek naujasias, tiek ir filosofijos istorijoje domėtis, ir kad tai buvo vienas iš tų dalykų, tų reikalavimų tarpukario inteligentui, kas irgi, man atrodo, yra svarbus akcentas būtent toj tarpukario visuomenė, bent jau miesto, tik tais miesto, aišku. Bet tada, aišku, natūralus klausimas, mes turim šitą tinklą iki okupacijos ir kas su juo nutinka, kas nutinka su svarbiausiamis asmenybėmis ir su svarbiausiamis institucijomis po okupacijos. Na, aš gal tik tai dar vieną tokį aspektą pridėčiau, kad dar tarpukariu, iš esmės, pradedama formuoti tradicija filosofijos lietuvių kalba. Tai yra ieškomi vertimai, kuriami lietuviški kažkokie atitikmenys, naujadarai, būtent išversti svarbiausiam filosofiniam terminam. Ir čia irgi Šalkauskis vaidina didelį vaidmenį, bet taip pat ir kalbininkai, ypač Nabugos įkvėpti ir vedami. Taip pat, na, ir tas pats Vasilijus Sezemanas išmoksta lietuvių kalbą irgi šiokio tokio indėlio turi, tai kaip ta terminija, kuriama Krasavinas labai greitai išmoksta lietuvių kalbą ir tu šito pradeda dėstyti lietuviškai ir taip toliau. Tai tas. Ir kas nutinka? Na, nutinka toksai pertrūkis. Jeigu, sakykime, na, 40 metų vasarą, kai Lietuvą okupuoja Sovietų sąjunga, ir jau rugpjūtį universitetų tarybos renkasi svarstyti, tai kaip čia dabar mes organizuosim tuos naujus mokslo metus, jau net tuose protokoluose mes galim jausti tokį, na, nerimą, kad yra nauja valdžia, kažkaip reikia prie jos prisitaikyti, ko ta valdžia tiksliai iš mūsų nori. Niekas nežino. Nori, kad, aišku, būtų dėstomas marksizmas, leninizmas, o kas turi dėstyti tą marksizmą, leninizmą nėra. Na, Vilniaus universitete, kurį tik tai, na, 39 metų labai vėlyvą rudenį, iš esmės žiemą atgauna Lietuva su visu Vilniumi, tai 40 metų rugsėjį ateina dėstyti toks Eugenijus Meškauskas. Tai jis yra vietinis kadras, susijęs ten su komunistiniu pogrindžiu, pažįstantis Sniečkų ir kitus, jo žmona Michalina Meškauskienė, iš vis ten, sakykime taip, to meto kompartijos žvaigždė. Bet daugiau kažkokių žmonių nėra, bet įdomioji dalis, na, tada universitetas, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas rašo kreipimosi į partiją, atsiųskit kadrų, kas tas ideologinės disciplinas čia mums dabar turi dėstyti. Ir tų kadrų kažkaip ten tokio pertekliaus nėra, galų gale atsiuntė kažkokių iš Rusijos gilumos
tokių, mažaraščių, kurie su visais susipyksta, bet be abejo visą tai nutraukia po to prasidedantis naujas Antrojo pasaulinio karo etapas, kai prasideda tiesioginė karinė konfrontacija tarp Sovietų Sąjungos ir nacių Vokietijos. Bet kitas įdomus aspektas, jau pirmas toksai to sovietizavimo momentas, kuris vis dėlto įvyksta 40 metais ir 41 metų pradžioje, tai be abejo yra pašalinami visi dvasininkai ir kunigai. Jie yra nebekviečiami dėstyti, teologijos studijos yra nugrūdamos, žodžiu, iš programų ir iš esmės tai, kas buvo ta tokia stipri katalikiška tradicija, ji yra pradedama ardyti Lietuvos akademinėme pasaulyje. Tai va, be abejo, tada prasideda naujas karo etapas, mes turime tas trumpalaikę situaciją iš vienos pusės su laikinąja vyriausybė, ką irgi reikia beje turėti minti, kad holokaustas 41 metų vasarą prasidedantis taip pat paliečia, kaip atrodo universitetas. Gal tiek smarkiai dėstytojų korpusas nėra paliečiamas, bet aišku, be abejo, ir akademikai žydai yra arba nužudomi, atsiduria getuose, priversti slėptis ir taip toliau. Daug įvairių sudėtingų istorijų ir mes net jų visų atomazgų nežinome. Ir be abejo, studentų žydų nebelieka, bet karinė vokiečių administracija tarsi kurį laiką leidžia funkcionuoti vėl iš naujo tom akademiniam institucijom. Ir vėl tarsi kažkokios filosofijos studijos prasideda, be abejo, tai tęsiasi iki 43 metų pavasario, kai vėl yra studijos galutinai nutraukiamas, uždaromos, tai įtampa, sakykime, ir jau tarp lietuvių inteligentijos ir tos, kurie iš pradžių kažkaip bandė rasti kažkokią bendrą kalbą ir sugyvenimą su okupacinė nacių administracija, galutinai tarsi nutrūksta tas tarpusavio kažkoks tai supratimas šitoj vietoj. Ir ta įtampa neabejotinai auga. Tai va, bet o vėliau vėl juda frontas, 44 metų vasarą, Vilnius, Kaunas ir tarsi svarbiausios, šiuo atveju akademiniam gyvenimui miestai atsiduria vėl sovietų rankose, yra atsiunčiama jau Maskvoje suformuota nauja vėl sovietinės Lietuvos administracija ir bandoma 44 metų rudenį vėl kažkaip tos mokslo institucijas atsteiginėti, pastatai apgriuvę, viskas vyksta sunkiai, vėlgi diegti tas ideologinės disciplinas sekasi sunkiai, be abejo vyksta dar aktyviai karas, yra mobilizacija frontui, ten, žodžiu, karinės įskaitos klausimai, kas liečia tiek dalį dėstytojų, tiek studentų, žodžiu, sakykime, tokia materialinė ūkinė padėtis tokia sunki, bet jau kokiais 45-47 metais mes galim aiškiai matyti, kaip pagrindinės akademinės institucijos yra aiškiai traukiamos į sovietinių institucijų tinklą, vis daugiau pradedama atsiųsti kadrų iš Sovietų Sąjungos gilumos, kaip funkcionuoja akademinės institucijos irgi tie modeliai yra perkelinėjami iš centro į šiuo atveju periferiją, kas buvo Lietuva, taip toliau. Ir kas nutinka su filosofija? Čia yra tas klausimas. Su filosofija, jos iš esmės galėtume sakyti beveik nelieka, nes, tokie žmonės, Stasys Šalkauskis miršta 41 metais. Antanas Maceina pabėga, jau antrą kartą pabėga į vakarus, atsiduria vakarų Vokietijoje. Daugelis, kas neatsiduria Sibire, tad tie atsiduria dipukų stovyklose vakaruose. Ir vieninteliai du žmonės, kurie lieka filosofijos lauke daugiau mažiau nuo tarpukario, tai yra Vosylius Sezemanas, kuriam vokiečiai irgi siūlė išvykti šeimos atsiminimų, ir Levas Karsavinas. Karsaviną pirmą išmeta iš universiteto, nes jis akivaizdžiai toks jau nepatogiausias, jau su bolševikais tam piktą istoriją turėjęs jau iš seniau. Sezemaną laiko ilgiau, Sezemanas dėsto. Jisai tarsi irgi, Dalius Jonkus yra beje ištyrinėjęs jau, ką Sezemanas ir pokarių rašė, ir taip pat yra išlikę jo paskaitų konspektai skaityti Vilniaus pedagoginiam institutui, skaitė estetikos paskaitas. Jeigu tas paskaitas pasižiūrėt, kažko labai skirtingai nuo to, ką Sezemanas dėstė tarpukariu, ten nėra.
Jis iš esmės tokia, fenomenologinė prieiga prie Aristotelio poetikos ir meno teorijos. Pabando pateikti savais žodžiais savo interpretaciją, tokius estetikos istorijos tam tikrus bendras apibrėžas, bet aišku jaučiasi ir bandymas prisitaikyti kažkaip, tai ten Černiševskį kažkaip ten bando pripinti, kad jo ten estetika su Aristotelio nesipyksta, žodžiu, kažkaip legitimuotis bando, ta pastanga yra, bet be abejo visi šitie dalykai Sezemano neišgelbėjo. 49 metais jis yra jau atleidžiamas iš universiteto, bando rasti darbą kitur, bando gauti pensiją, pensijos prašymas jam yra atmetamas, motyvuojant tuo, kad jisai neišugdė tarybiniai Lietuvai reikalingų kadrų ir yra nenaudingas ir dėl to pensijos nenusipelno, čia socialinio aprūpinimo, ten ar kaip to ministro tiesioginis išaiškinimas buvo, kodėl šitam žmogui pensija nepriklauso, nors formaliai tarsi jau priklausytų. Tai va, čia tiem, kurie turi nostalgijos apie socialistinį rojų, kur rūpinosi visais. Gerovės valstybė. Taip, gerovės valstybė ir taip toliau. Toksai priminimas. Ir, Sezemanas lyg ir panašu randa darbą Minsko valstybiniam universitete, bet jau tą matydamas, vietinis NKVD skyrius jį be abejo nusprendžia areštuoti ir 50 metų rugsėjį. Jis yra suimamas ir, neužilgo jis atsiduria lageriuose. Tai va. Suėmė Baltarusių? Ne, suėmė Vilniui. Suėmė Vilniui jau, kad neišvyktų. Ir dar prieš tai jau 49 metais yra suimamas Levas Karsavinas ir jeigu žiūrėti Karsavino tardymo protokolą, į kurią pusę tardytojas Karsavino tos parodymus užrašinėjo ir suko, tai yra būtent, kad Karsavinas pasirašytų po to, kad vienas dalykas Karsavinas garsiai šnekėjo antitarybinės, šnekas, ir Sezemanas girdėjo tas visas jo kalbas ir ne tik neprieštaravo, bet dar ir pritarė. Tai kitaip sakant, jau kai buvo sodinamas, tardomas ir mušamas Karsavinas, jau buvo ieškoma kaip implikuoti, kaip, kitą įtariamai Vasilijų Sezemaną, jie buvo kaimynai ir geri bičiuliai daug metų, tai štai. Tai jų abiejų areštas yra be abejo susijęs. Ir čia turbūt jau šitoj vietoj ta tarpukario Lietuvos filosofijos mokyklos pabaiga, nes mes galim apsimetinėti, kad ten yra tęstinumas institucinis, ten universitetas tarpukarinis, jisai paskui persikėlė į Vilnių ir panašiai, bet vis dėlto žiūrint ypač per asmenybės, mes ten turbūt didelio tęstinumo nematome. Jo, tęstinumo tikrai nematom, nes sakykime, kaip tik matom tokį visišką pertrūkį centrinių žmogumi, ypač Vilniaus universitete, jau tokiu marksistinės filosofijos, marksizmo teorijos autoritetu tampa Eugenijus Meškauskas. Kuris atsiranda 40 metais, kaip Pilypas iš Kanapių. Taip, jis atsiranda kaip Pilypas iš Kanapių, mažo to, kadangi jis jau tarpukariu ten turėjo kažkokių problemų su teisėsauga dėl dalyvavimo įvairiame komunistinėme pogrindė, ten įvairūs atsiminimai ir parodymai šiek tiek konfliktuojantis, ar tai jisai su eserais buvo pirma, ir po to su bolševikais susidėjo, kaip ir žmona, ar tai, anot kitų atsiminimų, kad jisai buvo susijęs su laikraštėlio Raudonasis moksleivis neva tais platinimu ir dėl to buvo pašalintas iš universiteto sąrašų, šiaip studijavo teisę, bet štai 40 metais Meškauskas ne tik ateina dėstyti be maž docento pareigose iš karto, bet jis neturi jokio diplomo. Tai tu šitau ten greitai yra suorganizuojamas jo apsigynimas 40 metų rudenį, jo vadovų yra formaliai Mykolas Riomeris, o tema stebėtinai neideologinė. Matytis jau buvo kažkokį ten rašinėlį pradėjęs rašyti, tema skambėjo daug maž taip Meškausko valstybės mokslas Tomo Hobso filosofijai. Tarsi naujų amžių filosofija, politinė teorija, teisė, visiškai nieko bendro. Bet štai jis jau tampa diplomuotu, žmogui gauna tą aukšto mokslo diplomą, kas iš esmės dabar atitiktų magistro laipsnį, ir tada pradeda dėstyti. Su disertacija ir po karo Meškauskas tempė į tai kas, ta
kaip pasakyt, kandidatinė disertacija, jos neskuba gintis. Jisai dėsto, Sezemas yra išsiunčiamas į lagerį ir Meškauskas toliau yra pagrindinis toksai filosofijos katedros veikėjas. Jis be abejo dalyvauja instituciškai ir kitose dalykuose, bet disertacijos imasi įsigintis tik tai 56 metais, jau kai Stalinas ne tik numirė, bet ir partinė kova dėl to, kas vadovaus toliau, yra pasibaigusi. Kur jau tikrai numirė. Ja, kai jau tikrai numirė ir aišku, iš kur vėjas pučia. Ir tada jau Meškauskas važiuoja į Maskvą, parašo disertaciją, ją apsigina. Čia irgi yra svarbus dalykas. Ilgą laiką, disertacijos galėjo būti ginamos tik tai Maskvoje, Leningradė, tokiuose didžiuosiuose centruose. Čia jau gerokai vėliau sovietmečių yra pleidžiama, kad ir Vilniuje gali būti rašoma disertacija, bet ir ta tokia institucinė priežiūra bendro to sovietinių akademinių institucijų tinklo, jinai be abejo išliks per visą laiką. Tai Meškauskas, jisai yra toksai tarsi palyginus intelektualiausias iš tos visos kompanijos, nes alternatyva Meškauskui galėtume matyti, tokie jau partiniai kadrai, jau tokie ortodoksiniai kaip Genrikas Zimanas ir Mija Zaksas, kurie ateina jau niekaip ne per akademinę liniją, jie jau grinai ateina per tokią partinę liniją ir dar yra visokių žygdarbių su tokiu kraujo kvapeliu be abejo nuveikę, žodžiu, pasižymėję tokie kadrai ir iš esmės tai yra pagrindinis kontingentas, kurie tarsi sudaro jau tą tarybinės filosofijos laikotarpio startą, ypač stalininiu periodu. Tai yra žmonės, vietiniai komunistai, kurie turi kažkokio akademinio aspiracijų. Ir čia irgi vieną simbolinį kapitalą sukauptą ten ar pogrindiniai veikloje, ar karo metais, žodžiu, įvairioje partiniai, partizaniai veikloje ir taip toliau. Jį tada reikia konvertuoti jau taikiame gyvenime į kažkokias kitas pozicijas. Ir tada, tarsi, jeigu tu bent kiek moki skaityti, rašyti, tai, ideologinio, akademinio kažkokios tokios karjeros perspektyvos tu turi. Ir nemažai pasirenka tą kelią. Be abejo, taip pat yra atsiunčiami įvairūs kadrai iš jau Sovietų Sąjungos gilumos, su kuriais ten įvairūs konfliktai vyksta. Ten kalbama apie tai, kad Sezemano konfliktas buvo su tokiu Gabrielianu, kuris daugelio taip netiesiogiai vardintas kaip toksai ganėtinai užsispyręs durnius, nelabai ką išmantis, bet štai ideologiškai labai teisingas. Ir ten vienas tų ginčų, ant kurių jau Sezemano universitete jau jį labai smarkiai peikia, buvo ar logika yra, sakykime, veikia pagal partinius principus ar neveikia. Taip sakant, ar logika yra buržuazinis formalizmas, ar jį galioja universaliai, nepriklausomai nuo tavo kažkokių kitų partinių, socialinių, klasinių ir kitų priklausomybių. Tai be abejo, Gabrielianas užėmė tokią stalinietišką poziciją, sakydamas, kad be abejo, čia buržuazinis formalizmas, viskas šitos logika nesąmonė. Nors tai nebuvo bendras toksai konsensusas, jau tarsi logikai šiek tiek buvo ten atlaisvinimų tam tikrų daroma. Ir jeigu žiūrėti beje, kalbos, ginčas tas visas ir Stalino įsikišimas į kalbininkų ginčus apie tai, ar kalba priklauso nuo kažkokios materialinės bazės ir tada ideologinio antstato. Ir tada Stalinas iš vienos pozicijos, kad tai priklauso, taip labai grubiai tariant, pereina į kitą poziciją, kad nepriklauso. Tai tada tarsi ir logikos turėtų būti toksai statusas. Bet, kaip mes žinome, ypač tokiuose periferinėse institucijose, ideologinio grynumo siekiantis kadrai, jie būna tokie itin uolūs. Tai yra toks yra tas kontingentas. Jis yra toks, sakykime, nemaža dalimi mažaraštis, savamokslis, bet kita vertus negalėtum sakyti, kad yra labai dideli reikalavimai tam, kas yra vadinama filosofija stalininiu periodu. Svarbiausias dalykas yra kas? Kad būtų tinkamai išverstas skyrius iš to trumpojo kurso VKPB istorijos, ir tai yra Stalino tarsi autorizuotas skyrius apie dialektinį ir istorinį materializmą, tai ir jis leidžiamas atskiromis brošiūromis.
Na ir įvairūs ideologiniai tekstai. Aišku, ten po truputį rūpinamas, kad kažką Lenino, Markso, Engelso, Stalino, ten kitus tekstus kažkaip versti, diseminuoti. Bet sakykime, ką daro filosofai, jų darbas tarsi yra tada, filosofai tokia kabutėse prasme, tai ideologijos aiškintojai. Jų darbas yra būtent imti ideologinius tekstus, imti ideologinės savokas ir jas aiškinti. Bet aiškinti taip, kaip liepia partinė linija. Ir kitas dalykas, aišku, įdomus, kuris vis dėlto vyksta jau pokariu bendrai Sovietų Sąjungoje, tai 47 metais įvyksta toks, tai kas vadinama filosofinių debatų, ten toksai vadovėlis Aleksandrovo yra parašomas, Sovietų Sąjungos mastais palyginti tokia objektyvi, palyginti akademišką filosofijos istoriją, gauna tas vadovėlis Stalino premiją, Ždanovo mirtinai yra sukritikuojama, bet tada tarsi kaip reakcija į šitą konfliktą, kad, sako, tai vadinasi, reikia gaivinti filosofinį diskursą. Pradedamas leis žurnalas Vaprosai filosofijai, nieko ten kažkokio turinio prasme, aišku, stebuklingo nėra, bet tarsi pradedamas ginti disertacijos ir tų filosofijos kadrų daugėja. Nors kažkokios filosofijos, kuri būtų, anapus ideologijos ir ideologinio aiškinimo, stalininių periodų nėra visiškai jokios. Ir tai yra tas, sakykime, pirmų 10 metų vaizdas yra daug maž toks. Aš kiek pamenu, tai vis tiek jau kažkurio metu pradėjo dėstyti ir filosofiją, ir Maskvos universitete, ar nebuvo dingusi. Turbūt... Nes aš kiek atsimenu, tai Gorbačiovo žmona Raisa buvo baigusi filosofiją, tai jie mokėsi ten 53-56 metai, tai jau ir po to disertaciją rašėm. Tai man atrodo, kad ten... Bet klausimas ne apie tai, čia labai gražiai nupiešė ir išsamiai nupiešė tą vaizdą, ypač pirmo dešimtmečio, bet tada žvelgiant giliau ir neriant giliau į tą sovietmečio lauką ir tą visą situaciją, aš atsisukčiau į pavadinimą tavo disertacijos, Ola ir dvi saulės, tai paaiškink, kas yra tos dvi saulės. Ola tai visi turbūt supras, aliuzija į platonišką olą, o kas yra tos dvi saulės? Taip, Platono ola pateikia, tokį tarsi, jei ne archetipinį, tai, sakykime, paradigminį pasakojimą apie tai, ką turi padaryti filosofas. Jisai turi pamatyti kažkokią tikrovę, tikresnę negu ta, kuri yra ta regimoji, kuri yra ta kasdienė, neklausianti mūsų būklę. Bet įdomioji dalis, kad filosofija ir tam tikros ideologijos kartais labai panašių dalykų siekia. Ir jeigu žiūrėt sovietinį ideologiją kaip tokią, ir ten netgi galima išvelgti ir tokių kvazireliginių aspektų joje, ir nemažai tyrėjų apie tai kalba, ji irgi siekia tarsi labai panašaus tikslo. Nes ką sako, sovietinis marksizmas, ir be abejo čia ateina ir iš klasikinio marksizmo, tai, kad tai, ką mes matome kaip mūsų socialinė istorinė tikrovė, yra klaidingas vaizdinys. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo materialinės bazės, yra varoma tam tikrų dialektinių istorijos dėsnių ir principų, kuriuos mes turime pažinti, o kitaip sakant, o visose kitose, buržuazinėje, feodalinėje, vergvaldinėje ir panašiai santvarkose, mes matome, tas kultūrinis antstatas, jisai iškreipia vaizdą tikrovės, jį apverčia. Kaip Marksas su Engeliu rašo vokiečių ideologijai, tarsi kameroje obskūroje. Ir ko tarsi marksistinė teorija siekia, tai yra, parodyti tikrovę, parodyti istoriją, tokią, kokia ji yra iš tikrųjų. Įdomumas atsiranda tai, kad sovietinis marksizmas pats save irgi įvardina kaip ideologiją. Jisai kritikuoja kitas ideologijas už jų ideologiškumą ir tą tarsi Markso Engelso įvardintą marksizmo aspiraciją demaskuoti tą iškreiptą tikrovės paveikslą, slepiantį interesus, buržuazinės klasės ir taip toliau. Išlaiko, bet taip pat su lenininė tradicija ateina tai, kad marksizmas pats save sovietinis įvardina kaip ideologiją ir ideologija galų gale stalininiu laikotarpiu tampa iš esmės absoliučiai viskas, kas yra susiję su kultūra, kultūriniu antstatu, visi kultūros reiškiniai yra ideologijos sritis, vadinkime taip.
Ir tada, aišku, atsiranda diferenciacija tarp teisingos ideologijos ir neteisingos ideologijos. Ir mokslinės ideologijos. Na tai tos dvi saulės, tai viena saulė yra taip. Yra filosofijoje gėrio idėjos pamatymas pagal Platoną ir visko matymas gėrio idėjos šviesoje yra vienas praregėjimas. Bet, ir čia vėlgi galime skaityti tą patį Česlovo Milošo Pavergtą protą, ideologija, ypač ta bolševikinė ideologija, ji irgi žada tam tikrą praregėjimą, tam tikrą atsivertimą, tokį drastišką pertrūkį su iki tol egzistavusią būklę. Jos pažadas yra labai panašus. Ir aš būtent kalbu, ir dar tęsiant tą metaforos, kodėl aš vis dėlto pasirinkau dvi saulės, tai yra Platono saulė ir be abejo yra Stalino saulė. Jos atvežimas į Lietuvą, šitas sulyginimas be abejo prašėsi. Bet, sakykime, sunkusis klausimas, kuris prasideda jau vėliau sovietinėje istorijoje su Chruščioviniu periodu ir su Brežneviniu, kai tarsi pralaisvėja varžtai daryti įvairesnius ten filosofijos istorijos tyrimus, kažką rašyti jau gal šiek tiek nebe vien tik apie marksizmą, net jeigu labai kritiškai, kaip mes skiriame filosofinį ir ideologinį tekstą. Nes, ideologinis, teorinis tekstas, jisai taip pat, ypač Sovietų Sąjungoje, jis tarsi siekia užimti filosofijos vietą. Ir kartais diferencijuoti tarp vieno ir kito, aš dabar nusibrėšiu tris punktus, kuriais aš atskirsiu, kas yra filosofija ir kas yra ideologija, kai tu su tuo susiduri ir tau reikia tai objektyviai parodyti, o ne tik savo kažkokį jausmą ir intuiciją. Tai gali būti nelengva užduotis. Ir tai irgi, rašant man disertaciją, buvo vienas tokių iššūkių. Marius pasuko pokalbį jau tokių apibendrinančių klausimų link, gal, man atrodo, dar grįšim paskui ir prie konkretybių, bet aš tuomet gal truputį kitais žodžiais to paties iš esmės paklausiu. Kiek apskritai filosofija, kuri, pagal bent jau tą klasikinę, orientuojasi kažkokias, pastovumo paieškas, kažkokių esminių sąvokų apibrėžimus nuo Platono valstybės, kur klausimas, į kurį taip ir nerandamas atsakymas, tai kas yra tas velnio teisingumas. Kiek apskritai filosofija yra suderinama su sovietmečiu kaip epocha, kur yra, tiesa, tos pagrindinės sąvokos, jos jau tau yra duotos, jis jau plaukia iš ideologijos ir tada ką čia belieka veikti filosofams? Ar čia yra apskritai erdvės filosofijai ar nėra? Galėtume sakyti, kad tiesa tai toks laikraštis buvo, kuriame tiesa buvo rašoma labai retai. Bet iš tikrųjų, taip, fundamentaliai žiūrint, tas filosofija ir tarybų valdžia visiškai nesuderinami dalykai, nes jeigu ir kur aš turbūt brėžčiau skirti tarp ideologinio ir filosofinio mąstymo, tai yra, filosofijoje mes vis tiek pradedam nuo tam tikrų prielaidų, bet nuėję tą samprotavimo, nuėję tyrimo kelią ir bet kuriam kitam humanitariniam moksle, mes pradedam nuo kažkokios intuicijos, nuo kažkokio klausimo, nuo kažkokios problemos, nuo kažkokių sąvokų, kažkaip bandom įsvardinti. Ir po to tyrimo eigoje ar tyrimo pabaigoje mes galime sugrįžti į pradžią ir iš naujo pasižiūrėti, tai kaip, ar aš iš vis teisingai uždavinėjau tą klausimą. Tai ideologijoje to nėra. Galėtume sakyti, tai yra tas, kur atsiranda tas pseudo-religinis elementas, yra kredo, yra tai, kuo tu tiki ir kuo kvestionuoti negalima. Ir tai užbrėžia tam tikrus rėmus. Tu gali tuose rėmuose ten kažką žaisti, truputį fantazuoti, kiek antstatas yra nepriklausomas nuo bazės, kažkokius tokius klausimus ten žaisti, vaidinti labai tokį subtilų mąstytoją, bet iš esmės tu žaidi labai apibrėžtam tokiam lauke ir išeit anapus jo ir juo labiau pasakyti, kad tas laukas yra apibrėžtas, garsiai tu negali. Tai bendraja prasme tai nėra suderinama. Bet jeigu žiūrėti į, šiek tiek plačiau, kas vyksta bendrai sovietmečiu, tai, kad kai tik tai ideologinio to tokio labai pikto ir represinio spaudimo sumažėja, tie filosofai, jie kažkaip kaip grybai pradeda dygti, nes vis tiek žmogui užduoti tos fundamentaliuosius klausimus yra natūralu ir natūralu ieškoti atsakymų. Tai tie, ypač jau, sakykime, gerokai pokariu ateinantis į universitetą studijuoti jauni žmonės, kuriem rūpi tie klausimai, tai taip jie ten skaitys ir ten
marksizmą-leninizmą, ir vaikščiosi Meškausko paskaitas, ir ne Meškausko paskaitas, bet jeigu tik tai atsiranda kažkokių tekstų, ten kažko apie egzistencializmą, apie kažką kitą, jie pradeda to ieškoti, ir pradeda natūraliai tyrinėti. Ir jeigu tik tai kažką galima, kažkokį šiaudą, kažkokį grūdą užčiuopti, už kurio galima užsikabinti, natūraliai, jeigu nėra tai iš visų jėgų triuškinama ir gniuždoma, tų besidominčių, tų ieškančių, tų tos fundamentalius klausimus keliančių žmonių, jų atsiranda. Tai niekaip, ir čia tą irgi norisi pasakyti, kad būtent, jau vėlyvuoju sovietmečiu ten daugybė dalykų, kurie įvyksta, ten ir vertimai tam tikrai klasikinės filosofijos prasideda ir filosofijos istorijos, ir toks palengva tyrinėjimas tarsi nemarksistinės filosofijos, tai jis neatsiranda dėka sovietinių institucijų ar dėka sovietinės santvarkos. Ne, paprasčiausiai, jeigu sovietinės santvarkos nebūtų ir nebūtų sovietinių institucijų ir būtų žmonėm laisvė dalykus tyrinėti, tai jie imtųsi juos tyrinėti, jais domėtis ir taip toliau. Bet kitas, aišku, aspektas yra su tuo suderinamumu filosofijos ir ideologijos yra be abejo dar klausimas, apskritai, kaip dabar tada vertiname tuo metu tame lauke veikusius žmonės, jų darytus kompromisus ir panašiai. Ir man atrodo, vis dėlto galime pasakyti, kad buvo vis dėlto ryškus skirtumas tarp tokių ortodoksinių marksizmo partinės ideologijos gynėjų, buvo kažkokių bandymų, bent, kad ir užbrėžtuose rėmuose, kažkokį įdomesnį marksizmą kurt, tai čia tai, kas vadinama Meškausko mokykla, ten ypač, Albinas Lozuraitis ir kiti, ar toksai Vinciūnas buvo filosofas, kuris valdo Lienkovo tenai įvairiais tokiais tyrimais apie materijos ir idealybės santykį domėjosi. Tai buvo kažkokio bandymo kurti kažkokį marksizmą, kuris jau nebūtų visiškai toksai medinis ir sustabarės. Ir be abejo buvo tie žmonės, kurie tame institucinėme tinkle, kad yra eidami įvairius kompromisus ir ne visada labai smagius ir skanius, kaip pavyzdžiui, stojimas į partiją, nes jeigu tu nori turėti akademinę karjerą, labai retai buvo tai tokie pralaisvinimai, kad ten nepartinis žmogus galėtų ten apskritai gintis disertaciją, jau nekalbant ten tapti kokiu docentu ar panašiai. Labai nedaug yra tokių žmonių, kurie kažkaip prasprūsdavo ten. Kristina Rickevičiūtė, vienas tokių pavyzdžių iš pokario kartos, kuri tarsi į universitetinės studijas ateina iš vis ten pokario visiškam stalinizme. Į partiją jinai taip ir neįstoja, bet kažkaip pravinguriuoja, tampa docentė, dėsto, mylima studentų gerbiama, tokias irgi svarbi dėstytoja, Besė Zemanas buvo jos vadovas, vėliau jau grįžęs iš lagerio, tai tokio truputį tęsimo ten to tarpukario tradicijos labai, bent jau etoso, sakykime, tai kas yra akademinė laikysena, mes irgi galime per ją užčiuopti, bet nemaža dalis tų kitų žmonių, jie turėjo daryti, norėdami kažką nuveikti filosofijoje, arba norėdami kažką nuveikti filosofijos leidyboje, jie turėjo daryti ir tam tikrus kompromisus ir su, sakykime taip, savo sąžinę, ką Antanas Rybelis yra įvardinęs garsiai prieš kelis metus, ir be abejo eiti į tam tikrus kompromisus su egzistuojančiom institucijom ir santvarka. Turiu dar vieną tokį irgi panašaus pobūdžio klausimą. Tu, Laurynai, sėdi gyvenime ir šiandien ant dviejų kėdžių, ant tos filosofo kėdės ir ant istoriko kėdės. Ir dabar aš daugiau klausčiau iš istorikų perspektyvos klausimą, kuris man šiaip ir disertaciją pačiam rašant ir net ir dabar dėstant rūpi. Tai yra, kiek istorikams reikia suprasti visas šitas ideologinės schemutes, apie kurias mes kalbam, kas yra tas dialektinis materializmas, kuo socializmas skiriasi nuo komunizmo pagal skirtingas ten Lenino, Stalino interpretacijas. Kiek apskritai istorikams pravartu, sovietologams, kalbu konkrečiai, skaityti tuos dalykus, kurie atrodo, kad yra vieni, šiaip pasakysiu taip, kaip atrodo, kliedesiai. Nuobodžiausi visi. Jo, Lenino raštai, Stalino raštai, ar tai yra kažkoks, ar tai yra svarbu, nes man atrodo, kad čia įvyko tam tikras perėjimo lūžis, kad ateina dabar istorikų profesionalų karta, kurie
jau nepatyrė šito mokymo apie dialektinį materializmą per prievartą ir gali tik tais, labai aptakiai apibūdinti, kas tai yra. Ir klausimas, ar jiems reikia tai žinoti, jeigu jie nori suprasti sovietmetį. Žinoti, kas yra ideologija sovietinė ir tie teoriniai pagrindai yra pravartu bendraja prasme, bet iš tikrųjų apibūdinti, kaip ideologija funkcionuoja, yra labai sudėtinga. Ir čia norisi keletą tokių dalykų paminėti. Vienas dalykas, Arūnas Streikus yra ir viename savo straipsnio ir vėliau minties kolektyvizacijų tokia tezė drėptelėjęs galingai kaip plyta, kad Sovietų sąjungoje buvęs režimas buvo ideokratinis. Tai yra besivadovaujantis tam tikra idėjinė, ideologinė sistema. Tai vadinasi, jeigu mes norime suprasti, kaip tas režimas orientuojasi, sakykime, tikrovėje, kaip jisai save bando legitimuoti, kokius jis orientyrus bando savo valdiniams suteikti, tai yra svarbu. Bet toksai Alfredas Meyeris, kuris dar 70-mečio praeito amžiaus pabaigoje parašęs tokią garsę esė skirtą būtent šitam klausimui, kas yra sovietinė ideologija, kuris išnarstė visas sudedamasias dalis, kas ten įeina. Įeina ne tik diamatas ir istmatas, bet ir ten politinė ekonomija, vėliau įsijungia mokslinis ateizmas, kaip tokia kovos su religija irgi teorinis komponentė ir panašiai. Bet jisai žiūri, būtent yra tie momentai, kad ideologija Sovietų sąjungoje jinai turi teikti iš vienos pusės orientyrus, iš kitos pusės ji taip pat turi tikrovę aiškinti. Ir iš trečios pusės dar, kur yra santykiai su ne komunistinio bloko šalimis, dar ideologija turi kritikuoti. Arba mūsų atveju kritikuoti buržuazinę praeitį. Ir jau mes matom šitos skirtingos funkcijos, jos iš tikrųjų ką pradeda daryti, jos ne tik, kad neatskleidžia kažkokios tikrovės, taip orientyrus tam tikrus teikia, bet jos jokios tikrovės neatskleidžia, jos pradeda tikrovę kaip tik dengti, ta prasme. Ir tas, tolimas, sakykime, to, ką tu matai kaip ideologinius lozungus ir kažkokius aiškinimus, tai kas čia dabar vyksta, žodžiu, kaip mes čia dabar statom tą socializmą, o tu tada apsidairai savo kolūkyje, ten purve, skurde, visiškam nepritekliui, neturi tu ten neįrankių, darbininkai dažnai būna ne pačiame blaiviausiame stovyje, tavo kolegos ir tu pats turbūt, ir tu matai tą tokį atotrukį. Ir tada, atrodytų būtent mąstant apie tą atotrukį, kad, tai yra visiškai klėdesiai, kurie nieko bendro su jokia tikrovė tarsi neturi. Tas įtarumas jisai pagristai kyla. Bet jeigu žiūrėti tai, kaip sovietinis režimas masto, motyvuoja tam tikrus dalykus, vis tiek bando legitimuoti, pažinti tą ideologiją yra svarbu, bet ką reikia suprasti? Tai yra taip, Streikus gražiai suformulavo ideokratinis režimas, bet tai nereiškia, kad ta ideologija nesikeičia. Ta ideologija dažnai yra pakeičiama pagal pragmatinius poreikius. Tikrai nėra taip, kad jie ten skaito tik tai Marksą ir šventai juos seka. Ne, nes taip dalykai nebūtų išėję. Jau, sakykime, netgi bolševikinio to lenininio komunistinio sąjūdžio atveju jau nuo labai anksti yra pradedami daryti tam tikri, aiškinimai, tai revoliucija savaime neįvyks, reikia turėti revoliucinę partiją, kurią ten sudarys profesionalai, tada, aišku, visas svarstymas, ten Trockio, Stalino debatas apie ar mes turim turėti permanentinę revoliuciją, ar mes turim turėti ten socializmą atskirai paimtoje šalyje ir taip toliau. Žodžiu, ten tos įvairios ideologiniai perkonstravimai ir išimtys jie nuolatos beveik vyksta, iki pat, sakykime, vėlyvojo sovietmečio, jau kai galutinai ten jau ta teorija marksizmo, leninizmo, tokiais autorių kolektyvų surašytais vadovėliais labai gražiai sugula, jau ten kažkokio vieno didelio autoriteto nebelabai, tokio kaip Stalinas, Leninas nelabai lieka, būna tokie vadovėliai, labai aprobuoti, ten praškuoti ir patikrinti. Bet, ir čia norisi perėti prie istorinės konkretikos. Taip, ideologija labai svarbi ir ten marksizmas, leninizmas labai svarbus. Bet jeigu tu pradedi žiūrėti, tu eini į archyvą, tu žiūri, kaip funkcionuoja mokslo institucijos, tu žiūri, kaip vaikšto finansai, tu žiūri, kokie yra finansavimo prioritetai. Pavyzdžiui, mokslo akademijos
struktūrą. Tai tu pamatysi, kad tos disciplinos, kurios yra ideologinės, lyginant su tuo, ko reikia, pavyzdžiui, karo pramoniai ar netgi žemės ūkiui, tai yra visiškai prioriteto apačioje. Kaip pasakyti, pirmą raketas reikia pasistatyti ten ar kažkokiu nuodų prisigamint, o jau ten teisingas diamatas, istmatas, Lenino raštai, jie vis tiek ten bus, tikrai ne pirmų punktų, o kokių 12 prioritetų sąraše, ką turi daryti mokslo akademija kaip visuma. Ir lygiai tas pats yra pirmus ten vos net 20 mečius sovietinės okupacijos yra skundžiamasi kadrais. Trūksta filosofijos kadrų, trūksta filosofijos dėstytojų, nieks nieko nemoka. Ir netgi, sakykime, iš Sovietų Sąjungos gilumos nelabai ką turi atsiųsti. O atrodytų, ideokratinis režimas, ideologija tokia svarbi, čia turi būti pilna priruošta ten kompetitingų kadrų ir tos ideologijos specialistų, o apsidairai, ir praktikoje tai ne visada tokia svarbi. Tai tas, toksai, sakykime, veidmainiškas santykis ir Sovietų santvarkos viduje su ta ideologijais be abejo taip pat buvo. Čia, galima sakyti, bandė apginti socializmą vienoje šalyje, dėl to reikia raketų. Paskui jau pafilosofuosim. Aš iš tikrųjų niekada perdėm nesidomėjau tais dalykais, aišku, vis tiek ten skaitydamas reikia ten suprasti, kas tas dialektinis materializmas ir taip toliau. Bet daugiausiai tu turbūt susidūriau nagrinėdamas tokių 2 tipų Vinco Mickevičiaus Kapsuko ir Zigmo Angariečio konfliktą, kurie ten ginčiasi dėl to, ar įvyks laikina kapitalizmo stabilizacija ar neįvyks. Ir man toks, kas laikina kapitalizmo stabilizacija. Kalba ten ėjo apie po pirmo pasaulinio karo, kai jie matė, kad čia imperializmas griūna, imperijos griūva ir čia maždaug, tuoj visam pasaulyje įsitvirtins revoliucija ir pamatė, kad ne, kad yra tas Roaring Twenties ateina, kad viskas ten kaip ir stabilizuojas ir jie dėl to ginčiasi. Ir aš ten tikrai labai ilgai bandžiau suprasti, dėl ko jie čia ginčiasi, po to supratau, kad jie patys nelabai, ne tai kad žino, bet jiems ginčas ten buvo daug svarbesnis dėl to, kad jau jie perėjo į asmeniškumus. Tai ten aš supratau pirmą kartą turbūt, bet aišku, čia yra 3 dešimtmetis, kiek ten visokio tokių dalykų. Bet grįžtant čia, nenukrypstant į tą 3 dešimtmetį, grįžtant į tokį vidurinį ar vėlyvą į sovietmetį, tu tą 1 dešimtmetį pristatėjai, paminėjai keletą žmonių, kaip Rickevičiūtė, kurie ateina pokariu, studijuoja ir paskui rašo disertaciją ir paskui filosofinį ir dėsto filosofiją. O iš kur šiaip filosofai atsiranda? Tiek ir jau po to vėlyvuoju periodu, kaip jiems yra dėstoma, jie, man atrodo, nebaigia filosofijos, nėra studijuojama filosofija, kažką kitą baigia, ar jau filosofiją baigia? Maskvoje yra toks dalykas kaip filosofijos studijos ir pavyzdžiui, Bronislavas Genzelis, amžinatilsį, netaip seniai mus palikęs, jisai yra vienas tų studijuojančių Maskvoje ir dar maž to ten atlydžio visą tą bangą pagauna, kur toks tarsi kažkoks paskutinis pabandymas pasimotyvuoti nuoširdžiai socializmo statybai su to chruščioviniu periodu. Tai yra studijuojama šiek tiek filosofijos ir filosofijos istorijos Maskvoje. Bet Lietuvoje nėra. Lietuvoje ne, ypač tai, ką vadintume dabar pirmos pakopos bakalauro studijom, labai komplikuota atsiranda tik 8 dešimtmetyje, ten truputį su pertraukiais ir netrukus prie to prieisiu. O šiaip tai yra, sakykime, taip studijuojami dažniausiai kiti dalykai ir tada jau stojama į aspirantūros studijas ir jau, sakykime, 7 dešimtmetyje jau aspirantūros studijos vyksta Lietuvoje, filosofijos. Tiek Vilniaus universitete, tiek mokslo akademijos struktūroje, ten yra iš pradžių įsteigiama filosofijos katedra, kuri tarsi atsakinga už ten ir tų filosofinių ideologinių disciplinų dėstymą apskritai visiems aspirantūroje studijuojantiem visų krypčių studentam, bet ir kažkokią mokslinę veiklą vykdo ir ten galų gale filosofijos, sociologijos ir teisės institutas atsiranda, kurio ten keli filosofijos skyriai, skirti ten ir filosofijos istorijai, žodžiu. Daug visko pradeda vykti. Iš kur tie filosofai atsiranda? Jie atsiranda, taip galėtum sakyti, savo moksliškai nemaža dalimi. Rickevičiūtės vadovas buvo Sezemanas, grįžęs iš lagerio, nes jie jau dar prieš jį išsiunčiant buvo pradėję moksliškai bendradarbiauti. Sezemanas taip pat vadovauja kitam labai svarbiam, ypač jau
vėlyvuoju sovietmečiu ir ankstyvoji nepriklausomybė akademikui Romanui Plečkaičiui, kuris užsiema Lietuvos filosofijos tyrimais. Ir jis yra kaip tik atstovauja visai kitą tipą karjeros, sakykime, negu tie visokie komunistai atėję iš stribavimo, pastudijavę ten kažkokiam Raudonajam universitete ir jie tampa docentais, profesoriais labai greitai. Tai vis tiek pokariu normalizuojasi tai, kaip vyksta akademinis procesas. Jis be abejo yra labai ideologizuotas, jis yra labai prižiūrimas, kontroliuojamas, bet vis tiek, kaip tu tampi kažkuo akademijoje. Tu ateini studijuot, tu studijuoji, tau kažkas patinka, kažkas pastebi ten, tarkim, tavo gabumus, kad tu gal galėtum kažką ten apie filosofiją rašyti, net jeigu tu ten tuo metu studijuoji ar matematiką, ar filologiją, ar chemiją. Ir tada tie žmonės ateina studijuoti į aspirantūrą filosofijos. Tai pavyzdžiui, Arvydas Šliogeris šiaip chemiją studijavo ir vėliau jau įstojo į aspirantūrą filosofijos. Evaldas Nekrašas, matematikas. Ir ten buvo nemažas su rektorium Kubilium drama, nenorėjo jo paleisti iš matematikos į filosofiją, bet galų gale paleido ten per įvairius dalykus. Tai iš kur tie žmonės atsiranda, tai aspirantūros studijas tiesiog dairomasi, kas yra tokie, gabūs, skaitantis, sugebantis mąstyti žmonės ir bandoma jos pritraukti, nes kompetitingų žmonių trūksta. Apskritai, kurie pajėgtų dėstyti, kurie pajėgtų jau išpildyti ne tik ideologinius, bet ir akademinius reikalavimus. Nes čia irgi, akademinis procesas, jis vis tiek, darosi panašus visur, kaip pasakyti, jeigu nuimtum ten tą ideologinį sluoksnį, tai vis tiek turi publikuotis, turi ten dėstyti, studentai daugmaž turi būti tavimi patenkinti ir taip toliau. Tokios kažkokios akademinės normalybės šiek tiek pradeda atsirasti jau vėlyvojo sovietmečio, apie tą tikrai galima kalbėti. Ir, 80-metį nutinka toks dalykas, kad istorijos fakultete yra psichologijos studijos, yra sugalvojama, kad kažkaip ten tų filosofų labiau pasirengt, padaroma, o neduodamas leidimas yra Vilniaus universitete organizuoti filosofijos studijų. Tai padaroma, psichologijos kursas studijų, bet su filosofijos specializacija, kurie tarsi studijuoja ir bendrus dalykus su kitais psichologais. Ir ten eksperimentiniai laboratorijoje dirba ir taip toliau, visus tos dalykus tarsi daro, bet dar taip pat greta to jie gauna jau tokios filosofijos istorijos kursų. Be abejo, gauna ir tos, ką ir visi universiteto studentai, ir dialektinio, ir istorinio materializmo, taip toliau, bet ir tarsi jau ten atsiranda ten Plečkaitis, kiti skaito filosofijos istorijos paskaitas. Ir dar kitas reiškinys, kuris atsiranda, ir čia Tomas Sodeika ir Arūnas Sverdiolas šiek tiek yra apie tai pasako, atsiranda toksai Rickevičiūtės ir Genzelio globojamas filosofijos būrelis, kur tarsi kitose kryptyse studijuojantys studentai, kuriam ta filosofija įdomi, jie susiranda Rickevičiūtės, suranda Genzelį, jie ten kažkaip po universiteto skėčių sukuria tokią draugiją, kuri ten kurį laiką gyvuoja ir jos ten transmutacijas tam tikras galėtume atsekti iki vėliau ir ten mokslo akademijoje ten ir filosofų draugijoje ten tai kas tapo jaunųjų filosofų sekcija jau 90-mečio pradžioje ir taip toliau. Studentai, kuriems filosofija yra įdomi, kuriem įdomi filosofijos istorija, kur įdomu ne tik marksizmas, bet ten kažkoks egzistencializmas, kažkokie ten jau hermeneutikos, kažką apie Heideggerį, kažką ten nugirsta. Tie studentai atsiranda ir tos studijos vyksta, bet galėtume sakyti, kad vis tiek vienaip ar kitaip visi yra iš esmės savamoksliai. Einant link pabaigos turbūt, nes užsiplepėjome, aš noriu dar paskutinio tokio klausimo susijančio su pokalbio pradžia. Mes tos mūsų šventosios filosofijos trejybės fiksavom, kad Maceina su Girniumi pasitraukė į vakarus. Ir jie ten rašo dar kažkiek tekstus, ypač Girnius. Gal užsiima daugiau ir kultūrinė veikla, dėl ko Lietuvos filosofijos istorija tarsi nukenčia, dėl ko, man atrodo, tas pats Arūnas Sverdiolas yra viešai išsakęs apgailestavimus, kad Juozas Girnius per daug įsitraukė į kultūrinę veiklą, galėjo daugiau filosofiją užsiminėti. Bet klausimas tada, ar šitie žmonės, kurie 8, turbūt jau 90-metyje iškyla, apskritai, ar
sovietmečio Lietuvoje subrendę filosofai ir jie bandė bent kažkiek, kiek tai buvo įmanoma domėtis, kas darosi išeivijoje, ką išeiviai rašo apie filosofiją, ar jiems ta lietuvių plėtojama filosofija buvo bent kiek svarbi ir pasiekiama tuo pačiu. Buvo bandoma domėtis, galėtume pirmas dalykas, taip jeigu trumpai užfiksuoti, kad jau, sakykime, 70-mečio pabaigoje tam tikri kultūriniai ryšiai, kadangi su išeivija pradeda megztis, tai vyksta ten įvairus susirašinėjimas. Tai pavyzdžiui, Eugenijus Meškauskas rašo Girniui, žodžiu, tokio tarsi kažkokio ten bendravimo, tokio labai sauso, korektiško vyksta, bet toks Jonas Repšys, jeigu aš gerai atsimenu, pavardė tikrai Repšys, atsiprašau, jeigu kažkur painios jau šiandien, susirašinėja, pavyzdžiui, su estetikos tyrinėtojų gyvenusių vakarų Vokietijoje Juozu Grinium, Jonu Grinium, kur, Repšys jiems sako, atsiųsk Heideggerio kažką, ir tas jiems siunčia iš vakarų Vokietijos Heideggerį, ir čia, 7-8 sąvartoje tas susirašinėjimas vyksta ir, kažkokių kontaktų yra ieškoma. Kitas dalykas, kad ideologiškai ir politiškai išeiviai atsiduria radarė institucijų. Mokslo akademijoje, tam institutų, filosofijos teisės sociologijos institute, irgi yra skyrius, kuris rūpinasi, stebi išeivių veiklą, užsiema jų kritiką, taip toliau. Ten viskas labai aišku schematiška. Bet, ką taip pat reikia pastebėti, tai ypač jau 80-metyje vienas dalykas, taip dar buvo nuo tarpukario likę įvairūs, ten ypač Šalkauskio tekstai, kurie cirkuliuoja, ypač jeigu turi draugų Kaune, kurie dar mažto ten paliepia kažkokį vieną kitą logoso žurnalą ar židinį, ar dar kažką vieną kitą turi tomelį, tai jau ten tu gali šį bei tą apie filosofiją sužinoti, taip normaliau. Ir po truputį pradeda sklaidyti tekstai, kurie yra išleisti išeivijoje, ir vairios jų kopijos atsiranda čia Lietuvoje. Tai, dvi tokios knygos, kurias turbūt reikia paminėti, kurios, nemažai dalį, ypač tų, kurie yra kontinentiniai filosofijos tradicijoje. Buvo tokia šiek tiek abėcėlė filosofavimo lietuviškai, tai Juozo Girniaus Žmogus be Dievo ir Antano Maceinos Filosofijos kilmė ir prasmė. Ir tas knygas tikrai jau 80-mečio pradžioje skaito visi, kurie yra rimtai filosofai, vienaip ar kitaip. Ir kad tas knygas skaito ideologinės kontrolės institucijos irgi žino, ten visokias piktas recenzijas daro, seminarėlius paskaitėlės, žodžiu, koks ten tas Maceina blogas, nes jam Dievas brangus ir taip toliau. Tai visi tie dalykai vyksta. Ir taip, užsimesga santykis gal toksai truputį vienpusis, kai išeiviai reaguoja į tai, kas vyksta Lietuvos filosofinio gyvenime, recenzijos, ypač jeigu kokius aidus pasiskaityt, tai labai kritiškos, kad nūdna, nuobodu, trafaretiška, nekompetentinga ir šiaip siaubinga, o jau ten kokio Skaisgirio, tokia filosofijos istorijos apibraižėlė išleidžiama buržuazinės, gal kai 71 metais, tai Kęstutis Krupskelis aiduose ten iš vis sutaršo į skutus, visiškai negailestingai ir išsityčioja visaip kaip. Tai, bet čia recepcija to, kas yra rašoma išeivijoje, ji yra svarbi, net jeigu ją diskurse tam oficialiam fiksuoti yra sunkoka. Man atrodo, tu disertacijų gerai taip suskliaudai išeivišką perspektyvą ir ta filosofija atsiranda. Čia gali kilti klausimas klausytojų, kaip čia leidžiama, kaip daleidžiama iki to, tai kad tu turi ginčytis su ją, tai kai tu turi ginčytis, tai tu turi su kažkuo ginčytis aiškiau, tai tu turi skaityti ir tada, kad ginčytis, leidžia skaityti, bet leidžia tik tai maždaug kritiškai tai žiūrėti. Tai čia toks dalykas, kai kartais galima kažkokiais aspektais sužaisti ir galų galia tie visokie specfondai, tai kaip ir gerbiamas Terleckas pakliuvo į specfondus irgi kažkaip praleido ir jis, man atrodo, ten Molotovo-Ribentropo paktą. Taip, ne tik, kad praleido į tos specfondus, bet ir leido išsinešti Bostono enciklopedijos tomą, kur buvo surašyti Molotovo-Ribentropo pakto slaptieji protokolai. Tai kažkaip kažkas kažkur per kažką pakliūdavo
būdavo, nes ir Sovietijoje reikėjo reakcijos ir normalios reakcijos, ne tik kažkokiu tai to, ką kalbėjom ideologinių nesąmonių, bet ir realios reakcijos į kažkokią empiriką. Gerai, bičiuliai, ačiū labai Laurynai už išsamų ir įdomų pasakojimą. Aš prisipažinsiu, kad buvau Lauryno, nežinau, čia gal disclaimerio reikia, buvau Lauryno disertacijos, kaip čia tarybos nariu, tai skaičiau disertaciją net keletą kartų prieš tą gynimą. Tai ačiū tau už tokį išsamų pasakojimą, o mes turbūt susitiksime vėl neužilgo po poros savaičių. Iki. Iki. Ačiū ir iki.